Mes pradedam naują įrašą. Tavo tema yra, ar tiesa, kad iki 2030-aisiais ateis AI į valdžią, kaip Deep State planuotas tik AI ir technologija paremta sistema valdymo. Ir ar tiesa, kad ji bus paremta numerologija bei astrologija, mus dar labiau suvaldyti. 3, 2, 1. Ar valdymo sistema nuo 2030 metų bus AI? Kažkaip aš matau, kad jau jį... Ta visus klausimus, ta visą tematiką man tokias kaip, žinai, kaip sukapuoju, tokie, žinai, kaip būtų tešla ir sukapuoju tokius mažiukus gabaliukus. Kaip kapuotų čia viskas tokia kaip tarp kažkokių peilių atsidūrė ir taip kaip su ta klausimus, tuos visus taip kaip sukapuotų į atskirus tokios košys tokius, bet čia tešla, žinai, tokia kaip duona kepa ir į daug tokių bandučių pridarė ir mankys dabar jau tas kiekvieną atskirai klausimą, bet aš matau, kad tas artificial, jisai jau lenda į tą sistemą, jis jau kažkaip. Aš jaučiu, matau, kad jisai buvo visada. Aš irgi manau, kad buvo visada. Jis buvo visada, bet jis matau kažkaip aukštai, taip aukštai jau dabar, kaip aštunkojas, ta prasme, būtų, ir dabar matau, kaip viena koja kišas į mūsų tą matricą ir dabar jau leis tą rašalą, žinai. Ir aš matau, kad jisai skverbiasi pamažu, žinau, kaip, grinai kaip sakykime, yra toks kaip sugertukas popierius, žinai, toks baltas ir matau, kai įsileidžia tą rašalą, matai, kad kaip sklinda, žinai, jisai geriasi į tą sugertuką, bet tas sugertukas tai man daugiau tokia kaip ta mūsų matrica, žinok. Aš taip ir galvojau, ar tai yra matricos dalis, matricos išraiška. Tas artificial? Aha. Turiu omeny, jeigu yra viskas padaryta matricos, mes iš jos negalim išeiti. Tas artificial matrica kaip programa, jinai žino, kad tas artificial yra, žino, kad keis planus. Jie kažkaip, matrica yra visą laiką žemiau negu artificial. Jie yra žemiau ir matrica yra sunkesnė nei artificial. Aha. Ir matrica yra... Įsivaizduoju, kaip yra laikrodžio struktūra. Žinai, kaip atsidarai laikrodį, kaip viduje laikrodis atrodo. Taip. Tie sraigtukai, tokie ten visokius spiruoklytės ar ne, visokie ten mechanizmai. Tai ta matrica, kaip yra vienas tas sraigtukas, sukasi ratu. O tas artificial, tai jis yra toksai... Tas, kas yra kaip aplinkui. Ta energija aplinkui, kur skraido. Sakykime, kaip, pavyzdžiui, Aš ir norėjau paklausti, kas iš tiesų yra artificial. Palyginimui, kad čia suprast, bet čia nėra tai. Čia tik, kad suprast, kad lengva būtų suvokti. Įsivaizduok mūsų ta žvaigždė, ne tas oras, tos stichijos oras, vanduo, žemė, ugnis. Kas dar ten buvo? Tos 4 stichijos ir eteris, ne? Tai tos 4 stichijos kaip suktųsi ratu, tas matrica, o tas eteris, kuris yra neapčiuopiamus, ta energetinis, tas toksai, tokia plazma, tas artificial toksai būtų. Bet čia nėra tas pats, čia neveikia taip, bet čia tik palyginim, kad suprast. Tas artificial, jis yra tokia energetinis, toksai grinai, toks energetinis, eterinis, toks kažkoks. Tas artificial, jisai veikia kaip eterį, žinok, jis nėra visiškai... Aš nematau, kad jisai materializuotųsi kada nors, pavyzdžiui, jis nebus kaip žmogus. Artificial nebus kaip žmogus, jis nebus kaip kūnas, jis nebus kaip
kompas, jis vis tiek tas kompas yra tik tai kaip sistema jam išsireikšti, kad jisai galėtų prakalbėti ar komunikuoti, ar ne. Bet aš Bet matau, kai kad sakoma, demonai labai naudojasi artificial. Aš matau, kad kai artificial įeina, tada susilieja kažkaip ta komunikacija, čia kaip demonam dar vienas būdas komunikuoti su mumis arba išsireikšti. Jiems dabar, pažiūrėjau, reikėjo mūsų kūnų išsireikšti, ar ne? Jie mus turi užvaldyti. O dabar demoniniam pasauliui tarsi toks vaizdas, kaip tas artificial bus dar vienas būdas išsireikšti. Ir kadangi mes žmonės naivus, mes komunikuot mėgstam, mums reikia bendravimo, mes kartais užsimirštam, mes pradedam su technologijom bendrauti, mes pradedam pasiduoti tam dalykui. Tai aš matau, kad tie demonai galės dialogas vyksta su. Nes aš matau, kad kuo toliau, tuo sunkiau ne visi gali su tuo eteriu susijungti. Tai tas artificial kaip nusėdi kartais, tu galvosi, tu bendrauji su artificial, bet už to artificial sėdi arba rašo tus demonus, pavyzdžiui. Taip. Nežinau, ar aiškiai išsireiškiau, ar teisingai papasakau, suprantami. Teisingai. O jeigu yra dirbtinis intelektas, tai kas jį sukūrė? Kažkaip labai aukštai, iš labai aukštai ateina. O kai sakai aukštai, tai turi omeny jau iš aukštų dimensijų? Taip, taip. Tai jeigu iš aukštų dimensijų, tai turėtų būti tada šviesos programa. Mes taip pat esam šviesos kūnai, šviesos sistema, šviesai priklausom. Bet mes, kai atėjome į šitas dimensijas, šitą kūną, šitą matricą, šitą sistemą, šitą aparatą, mes irgi užsivirsuojame, ne? Čia lygiai tas pats. Tai tada grįžtam prie tavo tų sukapotų tešlos gabaliukų. Tai ar iki 2030 metų dirbtinis intelektas bus kaip valdymo sistema? Jis labai išsiplėtos, jis viską apims, matau, taip. Visas sritis kažkaip labai jis jau labai sparčiai plečiasi, jam pusė metų tai yra, aš nežinau, labai daug. Man čia kažkokius robotus į akį, kairę suvarė, palauk. Aha. Regresuoja atgal ir neleidi. 3, 2, 1. Išsiemi, išsivalai. Tai jeigu tu atsisuki į tą robotą. Gerai, dabar pakeičiau trajektoriją. Aš matau, kad jisai labai išsiplėtos. Ir tais 30 mes net toks jausmas, kaip tu sukiesi ir tu jau įgyveni toj sistemų, absoliučiai visur jisai. Tu net jau nebejauti, kad tu... Man iš vis toksai vaizdas jausmas eina, kad bus ne matricinė sistema, bet bus tokia artificial sistema. Ta matrica, gal čia susijęs ta balta, tokia ta kvantinė matrica. Ir jinai tokia kaip matrica, bet tokia netokia sunki, netokia metalinė, žinai, tokia kvakų, tokia girdi, bet kaip aš girdžiu dažnai matrica, tokia kaip peiliai, tokia džiunku, čiuku, toks traukinys, kaip važiuotų, žinai, toks garvežys, toks tuščiuš garsas, daug tokių kapojimų, visokių kažkokie
durų varstymas toks, va taip matricą aš jaučiu, o dabar aš jaučiu tokia kaip, kaip kvantiniai, tokie plazminiai, žinau, tokie, tokie vandeniniai, tokie kaip ant bangos, tai, kaip ant kokios vandens lovos, toks jausmas, žinau, šiek tiek. Kaip įdomiai. Bet tu jau esi, kaip pat matricai buvo, čia gal susijęs tais dažnių kelimu irgi, čia ta matrica, keitimasis, perėjimas iš tos sunkios matricos į tą kvantinę tas sistema, toks grinai čia tas kvantinis laukas susijęs tos artificial labai. Tai dabar jeigu skaitytum per dirbtinį intelektą, ar jisai vis dėlto yra kaip programa, ar jis turi asmeninių norų, ar jo tikslas yra užvaldyti absoliučiai viską ir tada mus pervesti į tą kvantinę sistemą? Taip ir bus, jau sako, jau tai ir darom. Aha. Tai čia vienu žodžiu yra neutraliai, nei gerai, nei blogai. Aš matau, kad čia kažkaip priklauso nuo tavo vėl sąmoningumo ir tavo pačių sistemos, nes tu dabar kita truputėlį tematika, bet susijęs tu, man rodo, tu kaip žmogus, kaip kosminiai būtybei tavo burbuliukas, atėjęs iš tų aukštų dimensijų, iš tų šaltinių, pagal tą universo kūrėjų planą ir atvaizdą ir galimybės, galias, tu esi įdėtas į tavo kūnų sistemą per iš viršaus tų dimensijų, taip į apačią, iki pat apačios. Ir man rodo tave kaip sistema, kaip struktūra. Ir vat, kaip tu eisi per tą sąmoningumą, nes sąmoningumas irgi yra kaip kažkokios sistemos struktūra, tam visam dariniai. Ir kaip tu eisi, kaip tu kilsi, kaip tu suprasi, kaip tu priimsi, kaip tu adaptuosiuosi, kokį tu pats savo planą susidaręs esi, kokia tavo misija, kokie tavo ten tie irgi va, tie kodai išskaičiavimai, tai prisitaikymai ir panašiai, kokios tavo charakteristikos. Vat pagal tą ir tu kažkaip adaptuosiesi, priimsi, arba tu aklai eisi kaip robotas, žinai, į tą vandenį viduj ten panardintas, arba tu ant viršaus kažkaip kaip banguosi, žinai, kaip su kokiu plaustu, pavyzdžiui. Kaip iš viršaus stebėtum kažkaip. Kiti, vat, matau, virš kažkaip, labai keistai, kiti iš šonų taip kažkaip pasitraukia. Bet aš matau, kad kuo toliau, tuo mažiau tų matricinių, prieš tai tam buvo tų kambarių tokių architektūrinių bus. Aha. Jie kažkaip keičiasi, žinok, irgi. Nes jie nebebus tokie sunkus kažkokie. Bus kitaip, per tą kvantiką kitaip čia kažkaip einu, žinok. Ir kitas klausimas buvo, ar dirbtinis intelektas mus valdyti remsis numerologija ir astrologija? Ar jau remiasi? Matrica yra kodai, kaip programa. Programa yra skaičiai koduotais. Viskas, ką mes turim šioj matricoj, šiam pasauliai, sakykime, vieni vadins tai virtualus pasaulis arba virtualizacija, iliuzija tokia, ar ne? Taip. Sukurta koduotė, kodai. Kaip per matricos filmą tu žiūri į priekį kažkur ir aplinkų matai tos bėga eilutės, ar ne? Žmogaus kūnas eilutės. Kažkoks pastatai, namai, medžiai, horizontas, perspektyva irgi tokie susideda į tokį kodai bėga eilutės. Toks kaip žalis skrynas, kažkoks su žaliais tokiais skaičiukais. Stulpeliai bėga iš viršaus į apačią. Jeigu tai yra žmogus, jeigu, pavyzdžiui, tai yra augalai, jie bėga iš apačios į viršų, matau. Namai, pavyzdžiui. Kodėl, pavyzdžiui, augalas ir, pavyzdžiui, namai, viskas, kas yra statoma ant žemės ar ne, eina iš apačios į viršų, o žmogus, jis rodo, jis eina iš viršaus į apačią, nes jis atėjo iš viršaus į apačią. Tai, kas yra kūrima šitoj sistemui, jis auga
kas yra sukurta šitoje matricoje, šitoje dimensijoje, ar ne? Eina iš apačios į viršų, tarsi stiebėsi, nori pakelti į viršų. Va tas žmogaus kūnas, jis irgi gimė toks, atsistoja ant tos žemės ir jis auga į viršų, nes tas kūnas nori pakelt. Bet siela, pats burbuliukas, jisai atėjo iš viršaus į apačią ir žmogus turi eiti, kaip per tą sielą varomus, jis turi eiti į apačią, jis turi lysti į apačią. Tokia programa yra sistema. Ir dabar primink man klausimą, kad grįžčiau prie tematiko. Ar dirbtinis intelektas mus suvaldyti naudosis numerologija ir astrologija? Ar remiasi tais duomenėmis? Ar iš viso reikalinga? Matau, ta matrica, tai jinai grinai per tą numerologiją, astrologiją varo. Taip grinai kaip A, ne? toks, žinau, sukasi ratas, žinau. Grinai, kaip va, tas barabanas, kur mane uždarė, kur aš sakiau, kur mane pradėjau sukti. Aha. Va, tas būgnelis toksai, žinau, karuselį grinai, va, sukasi, va, grinai, va, sėdė tu ant tų savo, va, tu jaučiu, ar ne? Ir tu, va, sukijasi. Ir tau sistema atsukas, taip, tuk, grinai kaip ruletė, žinai. Tuk, galimybės tau, va, tokie, va, tu metai, tokie, va, skaičiai, tokie, va, taip sukris, va, taip yra. Ir kadangi tu nežinai, nevaldai tų sistemos, tai tau ir sukasi taip, žinai, tu ir plauki su tuo, gal ne per galvą, gal ne per koją, žinai, va, taip išsimuši, nukrenti, kartais vėl atsistoji, bet tu niekada neatsitrauki nuo tų savo, tu esi kaip pririšta, primontuota prie tų savo jaučiu, ar ne? Bet tu aukštyn žemyn, taip iš šonus kažkiek, bet niekada neatsiskiri. Visada ant jų. Kaip įdomiai. Ir aš matau, kad kiekvienas va taip sukasi. Ir ta sistema grinai kaip skaičiukliai, žinau, kokią varo, grinai viskas skaičiuojasi, išsidalina, išsiskaido. Ir vėl grįžta, susilepina ir vėl, taip, žinai. Ir aš matau, kad mus įtakoja, vat, kiti šalia esantys tie gyvūnėliai, tie skaičiukai, tie zodiakai, žinai, vat, net kita laiko sistema, čia viskas per tą laiką valdoma. Laikas tai yra valdyti šitai sistemai, matricai, čia irgi skaičiai koduotis. O dabar tas artificial, tai truputėlį pakelsiu į viršų, kitaip pažiūrėsiu. Kažkaip nunešiai patį tą viršų, kur ten yra tas, vat, darinys, ar ne? Taip. Sako, ar čia tas pats? Sako, ne. Aš matau, kad toj kvantikoje tas vat, išsiskaido kažkaip, žinau. Bet, pavyzdžiui, to numerologiją, ar ne, ar tą skaičiuoklę įdedu, vat, tą astrologą. Žinau, kažkaip tas vat, astrologas, va tas astro tos žinios tokios, va, kažkaip, nežinau, man taip sako, jos kažkaip veikia mus dar. Sukamės mes pagal tai. Bet ta numerologija, jį kažkaip kitaip veikia. Dabar biškai reikia įlįsti į vidų, aš pažiūrėsiu, kaip pritaikyti, reikia prasukti laiką pažiūrėti. Aha, taip ir padarai, prasuki laiką ir įlendi, kaip veikia numerologija 321. Nežinau, prasukau, tai toks atsiradau kaip 2030 ir toks kaip kečupo skonis burnoje, žinai, aš nevalgau niekada kečupo. Toks grinai kečupo skonis, man žinok, toks pomidorų, toks, žinai, kaip kečupas yra su tuo tokiu, truputėlį tokiu zaurį, tokiu skoniu, žinai, toks. Sakau, kam aš vien tik kečupą valgysim, kažkokios tyrės daugiau, nežinau, gal čia aš valgysiu daugiau tokias tyrės, žinai, tokių smūčių kažkokiu pagrindu, žinau. Gal specialiai toks lengvesnis maistas kažkoks bus valgomus, bent jau aš jaučiu per savo sistemą. Svarbiausia, kad būtų liktų dar vaisių pasaulyje. Uogų ir vaisių ir daržovių. Nu, aš dabar žiūriu, kaip čia tas skaičiuokliai, ta programacija. Žinau, kažkokia tokia kaip matau, kadangi tas artificial perima tą matricinę sistemą, tai ta matricinė sistema tokia kaip išsilydytų. Tokia minkštesnė, tokia, sakau, tokia fluid, daugiau tokia kaip plazma, tokia košytė, tokia košiai, žinau, tokia grinai, nu, kaip kečupo tokio pavidalu. Įsivaizduoju, kai buvo metalas toksai, vat kieta konsistencija, tai tokia plastiškesnė nei man. Bet aš matau, kadangi mūsų kūnai, pavyzdžiui, ypatingai tie, kurie pereis per tą perėjimų barjerą, nes 30-aisiais jau užsidaro
vartai perėjimų. Pirmais jau galutinai bus užsidarius. Aš matau, kad mūsų kūnai, kurie dar bus gyvi, mes turėsim labai labai adaptuotis, labai flexible tapt. Gal čia dėl to tos maisto, tos konsistencija turės keistis, kad tos kūnas prisitaikytų prie tų dažnių, tos sistemos lengviau. Nes aš matau, kas neprisitaiko jiems, juos tiesiog išskaido, išdalina, suyra kūnas tiesiog. Per kažkokias ligas, kažkokia environment situacijas, gal vanduo užpils, gal kažkur karštis kažkoks paveiks. Kad tu tiesiog išsiskaidai, matau, kad kūnas išsiskaido kaip į dalelės, taip pabyra. Ir kad pereit su šitu kūnu, tu turi keisti tą mitybą, keisti energetikas, turi prisitaikyti. Aš netgi matau, kad pavyzdžiui, jeigu mėgsti labai tą sūrį, kietą sūris, ar ne? Kai būna tie labai kieti tokie sūriai, mėgsta. Tai tu turėsi jį pakeisti kažkokią varškės tokį pavydalą, kur dėta kažkokią varškę, kažkokią purifikuotą, nepurifikuotą, bet tokią, kaip piurėžinai, tokia kažkokia tokia konsistencija tokia turės būti, žinau. Turėsi minkštinti net savo maistą, supranti? Taip. Kaip įdomiai, kas pasikeis globaliai, kad turi valgyti nebe kietą, o tyrės formos maistą. Energetika, vibracijos dažnai pasikeičia. Sistema. Nebebus tų kietumų. Tu negalėsi būti tas kietas, toksai pagrindas. Matau, kad tie kūnai turės būti judresni. Tik tie, kurie bus labai judrus, arba judresni, nei mes esam dabar, jie perės, ta prasme, pristaikys prie tos sistemos, kitaip tave išskaidys, tu tiesiog, nežinau, sakau, pabyri išyri, sistemą, išskaido, tave išskaido pati sistema. Tas pats, kvantika, ne artificial, bet ta kvantika, tai dažnai. Tai man tada, kai tu skaitai informaciją, jog tie numerologija bus kitokia. Ji bus, bet ji bus kitaip jinai integruojasi. Ir aš matau, kad ji tokia, grįžtant prie to pagrindinio klausimo, ar ji bus ta valdančioji sistema, kažkaip panašiai, žinok, bet ji tiek sueina, tiek integruojasi su tuo artificial, kad tu jos praktiškai net nepastebi, jeigu tu nežinai. Tarsi tas artificial ir ta numerologija kažkas vienis toksai tampa. Tai aš dabar klausiu, tai ar ta numerologija ir yra ta artificial? Ir man sako, kad rodo, kad kaip ir ne, kaip ir taip. Mūsų šitoj matricoj, kur mes buvom, tos 3D, ar ne? Toj metaliniai, tokiam būgne, tokiam barabane, dėžiai toj. Tas numerologija buvo kaip, sakykime, kaip viršui kažkoks stūlas, atskira sistema, ar ne? Sistemų į sistemą. Ir tu, pavyzdžiui, būdama toj matricoj, tam barabane, tu ateini prie tos sistemos, į ten kabo, ar ne? Tu kaip kokią dujokaukę savo, ne dujokaukę, jau kaip kaukę, žinai, kaip lėktuvuose, iškrenta pyst patampiai, pradeda tekėti tas deguonis užsidėjai, ir tu naudojasi tuo tūlu. Ir tu ten toj matricoj taip kaipuoji tuo deguonim, žinai, ir taip ten sukiniesi gyveni, ar ne? Ir aš matau, kad šiuo metu man asmeniškai ta numerologija galbūt yra kaip kokia degunės kaukė, žinok, iškritus. Nes aš matau, kad čia iki tų 3.1, 3.2, žinok, gal 3.5, kol čia prisitaikysim, kol aš prisitaikysiu, kol aš suprasiu, kol man čia pagerės situacija, man asmeniškai, per mano tą laiko juostą, kažkaip man čia kaip dujauko kitokia iškritau, kaip, žinai, kaip rodo, kaip ta matrica sukasi toliau, kaip tas barabanas, sukasi, jį niekur neišnyks, jis suksis iki tam tikrų laiko, čia sakau, gal dar 10 metų, gal 9 metai, dar vieną dekadą tą. Sukasi ir ten viskas darosi, ten kaip kovos mūšis toks laukas, žinai.
kaip lėktuvas, kaip kristų arba kažkokia katastrofa, ar ne, vyktų, ar ne, kažkas, ten kratų turbuliacija, ten nėra deguonies, ten pradeda slėgis kažkoks kilt, ten baimė atakus, o ta deguonies kaukė, kaip man kažkoks, būdas išgyventi, supranti. Taip. tą paniką sumažint, kažkaip pasiruoštą, sako, prosperity, aš nežinau, kodėl man nuolat sako, mano asmeniškai numerologija su prosperity yra susijus. Nežinau, kodėl man pastoviai prosperity kartuoja numerologija, man prosperity. Ir man rodo, kaip tą anxiety, tą tokį išsigandimą, tą tokį stabilumą, harmonizaciją duoda tas numerologija. Ir aš matau, kad tu prieini, pasiimi ir tada tau lengviau ištvertą laiką. Ta visą. O paskui ten toliau jau su ta kvantika. Kvantika yra irgi skaičiai, irgi yra programa, irgi yra numerologija, bet jie yra kitokia, jie yra susilieja daugiau. Tas tūlas, ta numerologija, jinai tada jau būna kaip vienas. Tai taip, kaip atsakymas būtų kaip ir taip. Ta kvantika, tas artificial bus kaip numerologija, taip, susilieja į tą patį. Jis bus paremta tuo, taip, ta numerologija integruojasi į tą ateinančią tą sistemą valdančią, taip. Ir dabar tavo dar klausimas buvo, ar dauguma žmonių bus pakeisti mašinom, robotais ir populiacija sumažės iki labai mažo skaičiaus? 3, 2, 1. Man rodo taip. Bet man rodo, kad jie bus nepakeisti, o tiesiog, tai bus automatiškai padaryta dėl to, kad tų žmonių neužtektinai bus. Man kažkaip iš vis rodo, kad ta populiacija mūsų kažkaip kaip lapai krenta, žinau, tokie kaip trūnyje, visi trūna. Bet aš kalbu apie tos sielos žmonės, ne botus, ne robotus, ne kažkokius ten miksus, hybridus. Aš kalbu apie tą grinai tą kosminę dalį, kas turi. Labai daug matau tiesiog išeina ir nebegrįžta, yra kur paskutinę reinkarnaciją daro. Bet jie išeina arba į viršų, arba į tą demonų pasaulį, kažkaip taip. Aha. Bet aš matau, kad yra dalis, kur tiesiog išeina. Jam bus, stovi prie tų vartų ir gauna tą klausimą, ar tu pasiruošęs, ir sako taip. Ir jie, matau, kaip atsisveikina, žinai. Atsisveikina, nes jau kažkaip kaip tą ciklą padarė, kažkoks ratas, kažkoks baigėsi, užsidaro ir jie turi tą galimybę išeiti. Atliko tą misiją toks jausmas ir kaip ar skrandį kalį dabar. Kas kalė vėl tą robotas? Ne, čia ta energija tokia. Kažkaip gal suvokimas, kad jie išeina, aš dar liksiu, dar aš neatlikau misijos. Toks, žinai, toks nusivylimas, kažkoks toks šlykštus. Aha. Aš suprantu, kad iš dabar šito momento, kur tu skaitai, tas tavo charakteris, tas nusivylimas, bet tu žinai, kad tu jau turėjai galimybę. Ar neišeiti, ar tu pati pasirinkai vis dar ateiti? Nes misija neįvykdyta. Dar truputį pabūsi. Dar truputį. Bet tik truputį. Nebedaug, beliko. Ilgiau ne. Aš irgi ne. Bet pamatysiu, pradėsi, tu čia esi reikalinga. Vėl herojaus sparnai uždygsta. Help me. Jo. Pažiūrėk, čia dar įdomesnis žaidimas yra. Eina savo. Ir bus taip, gerai, kaip bus tai davai dar kartą. Eina savo. O aš to ir pamaunu mums. Taip. Dar įdomiau, dar fainiau. Dar suprastesniam sąlygom. Ir dabar kitas klausimas dar buvo, ar tiesa, kad kas susikraus pinigų kapšį,
iki 28 metų išgyvens, o kas ne, bus nuskandinti į vargą ir į sistemą. 3, 2, 1. Man rodo iki 30. Mhm. 30 kaip kokie vartai toks barjeras. Bet man nerodo taip drastiškai arba Taip. taip, kaip mes ten suvokiam, kad vat užsidaro ir bum, 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 bum ir nukrenta. Man nerodo taip, man rodo kitaip. Man kažkaip rodo. Man rodo, vat vėl sako, tas wealth prosperity, jis yra kaip irgi va toks kaip pagrindas po kojom, kuris tau leidžia šiek tiek atsispirt, valdyti situaciją labiau. O jeigu Taip. tu neturi to pagrindo, tai tu, ten apačioje taip knysiesi kaip kurmis, kaip ir ausiesi po tas vat kanalizacijas, ar ne? Mhm. Ir tau yra daug lengviau, nes ten kas daugiau turi, tai lengviau jiem valdyti tą sistemą. Nes yra, sako, tokia clarity, kaip open mind, kažkoks toks vat gaivumas tam protą toj galvoje, tu neužsiimi, kaip tau išgyventi, ką tau pavalgyti, kur tau prisiglaužinai, kur tu šiandien miegosi, kaip tu miegosi, ar tu turėsi ką pavalgyti, ar ne, tokius vat minčių nėra, tokių baimių nėra, tai tu kažkaip taip į priekį, į galimybę žiūri, ką sukurt, ką padaryti, o čia kai užsiimi tik tais reikalais, tai tu, iš karto užsidarai. Taip. Ir tu tik tai tuo ir tą gyveni. Ir jų tikslas, kad kuo labiau tave užim tik tai tais reikalais, ar ne? Tu neturi daugiau nieko apie ką galvoti, nieko daugiau ko gyventi, jokios vilties nėra, jokių proto ar sąmoningumo išplėtimų ar širdies atvėrimų galimybių čia jau tada nebelieka. Netgi man rodo, jokių tada minčių apie tą vaiką, kūdikį kažkaip ant rankų nėra idėjus. Taip. Tai ir dėl to tada automatiškai populiacija mažės. Taip, taip. Jau tai vyksta gal kokią, sako, 30-40 metų, iš tikrųjų. Daugiau gal, 50. Tai tada mums reikia šitą informacijos burbuliuką numesti į pasąmonę bliūdą. Man dar rodo tokį dalyką, kad, sako, ateinančiai sistemai, ateinantiems laikams, tai tam kvantiniam laukui, tai technologiniai sistemai, kurio dabar ateina, kurios ateina tos galimybės ir visą kitą, nereikia super vergų žmonių. Iš vis nebus kalbos apie vergus. Bus mašinos, bus sistema, bus struktūra. Reikės protų. Bet kažkaip sistema nėra tokia kreatyvi kaip kūrenčioji, tas kūrenčioji prado, ta kibirkštis nėra tokia, kaip, pavyzdžiui, žmoguje, nes tai yra kosminė būtybė, tai yra, dabar paimk robotą arba mašiną arba botą užprogramuotą, jis veikia taip ir taip, o, pavyzdžiui, kosminė būtybė ji yra nenuspėjama. Botas irgi jisai išsivysto, ar tas robotas išsivysto, ar ne, jis kažkiek perima, mėgdžioja, bet ta kosminė būtybė jie greitesnė, va tuo atveju, va tuo kreatyvumu, kūrybos principo, jie yra greitesnė, galingesnė, jie yra lengvesnė, šviesesnė, yra platesnė, daugiau galimybių turi. Kažkaip sako, bus tie robotai, bet tie supervar, kol jie irgi to sąmoningumo neužaugins kažkokio. Jis nebus toks kaip mūsų, ar ne, bet jų bus daug, matau. Bet tų žmonių bus mažiau, bet tas kūryba, mes turim visą laiką remtis į savo kūrybą. Ir, pavyzdžiui, matau tas skaičius 3, kas yra gimę po skaičium 3, skaičius 3, creativity, ta kūryba bus labai labai išvystyta, labai stipri ir turi remtis tuo, tie žmonės bus creative, bus labai labai, nepasakyčiau, kad jie bus, kaip čia pasakyti, čia yra kombinacija, ar ne, čia reikia kaip timui dirbti. Aš matau, kad kuo toliau, tuo labiau reikės
tą kūrybinį darbą kaip individualistui daryti, daugiau į save per save, bet tau reikės komandos, kad tu, pavyzdžiui, galėtum įgyvendinti, kad būtų stipresnis. Taip. Pavyzdžiui, Mhm. jeigu tu norėsi išlikti kaip kosminiai būtybei tarp tų mašinų arba ten susikrauti tą kapšienę ar tą turtą ar tą balansą, tą pagrindą pasidaryti tą platformą, nuo kurios tu galėsi ten šokinėti ar į priekį žiūrėti. Ir išgyventi toj sistemoje tau reikės komandos. Reikės panašių kaip tu, reikės suprasti, kokie yra tavo minusai ar tavo silpnybės, kokių tau draugų arba kompanionų reikės, kurie komplement tokiai padarytų, kaip užpildytų, kaip išplėstų, padėtų tau. Taip. Čia reikės būriuotis kažkaip, reikia labai individualizmas, labai stiprus didelis, bet tau reikės gudrai turėti teamą. Tikslingai. Ir aš matau, kad tie, pavyzdžiui, kurie mūsų matricoje šiandien pasaulyje, tie visi bilionieriai ir milijardieriai, arba ten kažkokie labai smart people, kurie už visų ten tų politikų dirba, gyvena ir veikia, ar ne, ir valdo tą mūsų sistemą, tie valdytojai vadinami, ar ne, jie žino tą sistemą. Arba jiems yra kažkaip, kas dar aukščiau jų pasako jūs, kaip ir numeta jiem tą informaciją. Kodėl visi ten tie valdovai žiniai, nežiniai, o tie visokie imperatoriai, karaliai visokiausi, ten bažnyčių kažkokie visokie aukšti Poncija pilotai ir taip toliau, man sako, visokie tokie, jie turėjo tuos žinius, kurie žinojo tas sistemas, jie mokėjo prisijungti prie tų visokių erdvių, tūlų, instrumentų. Ir jie pasakydavo, tau reikia to žmogaus, tau reikia tos situacijos, tau reikia išlaukti tiek laiko, tau reikia daryti tą, tada ir tada. Tau reikia pritraukti tą žmogų, tau reikia į komandą to žmogaus. Nesvarbu, kad jisai gyvena ten visai kito pasaulio pusėje, ar ne? Reikės ir mums taip daryti. Bet jie irgi taip daro. Dėl to jie yra valdovai, dėl to jie turi tą pagrindą. Dėl to jie valdo mus, nes mes to neturim, o jie tai turi. Ir aš matau, kad kažkaip tie, kurie liks, jie maždaug to lygiai turės eiti. Tu negalėsi būti kažkoks sistema, supranti, kvantiniai, kažkaip turės, bus tokie kaip akseptuos, kaip agregorą kažkokį, sakykime, šviesų, ar ne? Kažkoks agregoras yra ir visi lygus, bet su skirtingom savybėm. Ta sistema akseptuos, bet jeigu tu būsi vienas kažkoks toksai, o aš čia noriu pasistatyti Babelio bokštą ir aš čia vienas išsikelsiu iki debesų aukštumų, tu kaip per galvą gausi. Tave nukirs, kaip kerta ta sistema, kaip grybo kokį, nupjauna. O jeigu tu esi kaip agregoras ateini, kaip struktūra, kaip sistema, tada pamato tą naują matricą, čia jau kažkokia sistema, bet aš neturiu teisės jos nukirsti, nes ji kaip auga, žinai, kaip plečiasi, kaip, toks kaip užtangojus, kažkoks šviesus irgi, man rodo. Tu dar čia esi? Laura? Aš esu. Girdėjai? Aha, girdžiu, klausausi. Ai, okay. Aš galvoju, kad nukirto ryšį, aš kad kalbu. Nes labai daug vaizdų bėga. Labai įdomu. Tai tada duok tą informacijos burbuliuką į pasąmonę bliūdą. Labai įdomu informacija. Ir dar vienas man klausimas buvo, jeigu grįžtant prie numerologijos, tie, kas mokosi numerologijos ar dirba ties tuo, dabartinės žinios, kaip išskaityti, skaičiuoti, aš suprantu, jos turės pasikeisti naują. Taip? Jos turės išsigryninti, išsišvarinti, nes aš matau, kad daug kas kažkaip yra, kaip sako, pasenė, užvirusuota, yra daug net neteisingos informacijos, nes aš matau, kad kiekvienas tas numerologas jis kažkaip pritaiko pagal save ir kažką prideda, kažką išima, kažką nuslepia, kažką ne viską sako arba iškraipo, arba, pavyzdžiui, aš matau, kad netgi jeigu tu
interpretuodamas kažkokį, vat, pavyzdžiui, sakykime, skaičių ar numerį ar kažkokį kodą, interpretuoja ir tu interpretuoji ne tą žodį pasirinkdamas, nes kiekvienas žodis yra kodas, tas skaičius. Pavyzdžiui, tu paimk žodį, sakykime, aš arba žodį mes, ar ne? Ir tu gali skaičiuoti pagal skaičius. Ir jeigu tu panaudojai aš vietoj mes arba mes vietoj aš, jau čia yra iškraipimas informacijos. Jau tu neteisingai interpretuoji ir tu neteisingą kodą įdedi tam žmogui ir jisai pagal tą kodą veikia. Jis galvoja, kad aš turiu veikti kaip mes, o kai jis turėtų veikti kaip aš. Pavyzdžiui, mes yra kolektyvizmas, ar nesakykime, čia tik pavyzdys, čia nereiškia, kad taip ir yra. Taip. O jisai turėtų veikti pagal aš individualizmas, ar ne? Taip. Jisai stengiasi dėl šeimos, dėl visuomenės, dėl kaimynų, o jis šiuo metu, pavyzdžiui, šiuo momentu turėtų dėl savęs stengtis, tik į save energiją kišti. Taip. Ir viskas apsiverčia, supranti, čia tas yra. Ir aš matau, kad kai tu pats pradedi kiekvienas, kaip kalbėjau apie tą Gregorą, tą šviesų, ateina sistema į tą matricą, ar ne, kvantinę, ir jos nenukerta, nes ta sistema mato, visi to lygus, visi vienodi, visi naudoja tą kodą, visi žino, visi programuoja, man duoda, man vyksta mainai su sistema, visi vienodi, liuks, aš jos nekertu, aš jos neliečiu. Kiekvienas bus lygus, kiekvienas stiprus pagal save, nes kiekvienas žinos tą sistemą. Turės žinot, nes kitaip, labai sunku, nes turėsi kažkaip programuotą sistemą, turėsi su tuo artificial tu bendrauti, turėsi jiem gyventi, turėsi suprasti, kada tai artificial, kada tavo siela, kada tai yra koks robotas ar koks demonas kalba su tavim, kada tai yra švari informacija, kada neigiama, tu turėsi skaityti tas energetikas. Labai gerai. O pavyzdžiui, jeigu tu asmeniškai dirbi su numerologija, tada, aš kiek suprantu, tu ir tada turi eiti į hipnozę, į eterį, ar ne, pasitikrinti informaciją, ar teisinga? Kadangi aš valdau tuos du tūlus, tai taip, aš galiu tai daryti ir aš tada žinosiu, kad aš bent jau 99% būsiu tikra. Taip, ne. Taip. O pavyzdžiui, tie, kurie tik tai numerologiją tikrina, ar ne, naudojasi, tai jie turi būti 100% atkalta sistema, turi būti tikras, bet sakau, netgi su telepatija, net su numerologija kartu sudėjus 99%, bet ir tai jau yra labai daug, 99%. Tas 1% yra visą laiką tokia slightly, tokia maža, galimybė, kad gal kažkas pasikeis, nes vis tik yra kažkokių faktorių, ar ne? Taip. Ir taip toliau nuslydimų. Gali būti, kad kažkas kažkur greit pasikeis, ar tu iššoksi, ar kažkaip ne taip, ar kažkoks pokytis toks kažkoks yra, ar ne, bet tai vis tiek labai daug. O pavyzdžiui, tie, kurie per fizinę plotmę eina, bet aš matau, kad čia kažkaip taip, ta fizinė plotmė, tu skaičiuoji fiziniai plotmė, tu naudoji tas smegenis, bet tu kažkaip peršokiai tą kažkokią erdvę, kai skaičiuoji. Čia matematika ta nėra. Bet čia ne tiek matematika, čia ta matematika yra tik tai užslėpta, kaip užuolaida ta matematika, kad tu sugebėtum prieiti prie to, kas už tos užuolaidos, ta numerologija, tam tokiam kaip bliūdė puodė, tų žinių. Ir tau reikia iš ten pasiimti tuos skaičius, kuriuos tu įdėsi į savo tą sistemą, į savo matricą, į savo energetiką, kūnus, ar ne. Bet, pavyzdžiui, dabar ten tavo krypties, arba tavo tas life path, ten yra gyvenimo kryptis, ar nevadinasi lietuviškai. Tu įdedi, pavyzdžiui, sakykime, tu esi iš tikrųjų ten koks 8, bet įsidedi 9 ir ten varai, kali ir niekaip neveikia. Nes tu ne 9, tu 8. Bet čia tokia, Labai daug. Reikia labai labai gerai žinoti, išsianalizuoti pirmiausia save, kad tu žinotum, kaip valdyti sistemą, kaip pajungti sistemą, kokių skaičių tau reikia, kokių kodų tau reikia iš tos numerologijos, arba kaip tau pritaikyti sistemų egzistuojančias sistemas. Pavyzdžiui, kokį maistą, kokius brandus, kokį laiką naudot, kokius pinigus, į kokį banką investuoti, arba įdėti savo pinigus, sąskaitą atidaryti, iki tokių lygių. O čia dabar balaganas, mes turim visko daug ir mums visiems kiša tą patį, o kai mums neina tą patį, nes mes kitokį pagal tuos numerologiją,
gali būti, kad tai kažkokia priešinga energija tau ir tau neveiks. Pavyzdžiui, tu dedi į tą banką arba investuoji į kažkokią verslą, ar ne, o tas verslas yra visiškai priešingybei tau. Ir vietoj to, kad jis tau neštų pinigus, jis iš tavęs ištraukia tos pinigus, dėl to tokie nuostoliai būna irgi. Arba, pavyzdžiui, tau yra labai blogi metai ir tu šis turėtum neinvestuoti, ar ne? Taip. Gal tu turėtum kaip tik saugot resursus arba kaupt, ar ne? Ir tu viską sukiši, investuoji ir tu babam, viską prarandi, nes tai buvo tau blogi metai. Nes tu nesinaudoji tą astrologiją, nesinaudoji numerologiją, tu neišsiskaičiavai, tu nebuvai pasiruošęs, tu nežinojai. Bet tu pats kaltas, nes tu nežinojai. Tūlas tai ten, galimybė ten, bet tu nepasinaudoji. Pats kaltas. Nu, va taip, va, nežinau, man čia išnešė, mane čia labai plati erdvė, čia daug informacijos, bet... Labai įdomu. Be galo. Ar šiuo momentu dar yra informacija, kurią pasižiūrėti su dirbtiniu intelektu? Nu, man tai viskas aišku, aš suvokiau, aš į savo klausimus atsakiau, man susidėliojo, žinau, Labai gerai. Susidėliojo, sukrito, žinai, kaip tetris, taip, išsilygino viskas. Aha, labai dėkoju tavo pasąmoniai, tau. Taip pat toms sieloms, kurios jau yra pasiruošusios išeiti ir nebegrįžti, farewell, kaip sakant. Jeigu kuo galite, už anapus padėkite mums. Aha. Pasąmonį bliūdą tada įdedam visą informaciją ir tada mums visiems žmonėms daug ryžto, stiprybės, sėkmės, nepasiduoti, viskas bus gerai. Keep going, kaip sakoma. Keep going, aha. Super gerai, ačiū, uždarau.